2 dienas Kėdainių stadione virė jaunųjų futbolininkų aistros, nes į antrą kartą organizuojama tarptautinė vaikų gimusių 2003 metais turnyrą Daumantų taurė 2012 susirinko net 10 žaidėjų komandų, kurios varžėsi ne tik dėl įspūdingos taurės, bet ir baudinių bei kamulio varymo konkursuose. Futbolo klubo Nevėžis direktorius Saulius Kibiniauskas džiaugiasi, kad šiame turnyre dalyvavo net 2 kėdainiečių komandos. Vykdom antrąjį kartą šitą Daumantų taurės turnyrą. Praeitais metais buvo pirmasis, tikrai kiek teko kalbėti su treneriais ir su komandų vadovais, visi patenkinti buvo, visi skaito, kad toks futbolo renginys tik tai didelė nauda ir pliusas jauniesiam futbolininkam. Taigi šiemet surengėm antrąjį tą turnyrą. Nevėžio klubo vardu žaidžia 2 komandos, kadangi yra pakankamai žaidėjų, tai viena komandėlė stipresnė, kuri kovoja dėl vietų aukštesnių, o kita komanda tiesiog, kad visi gautų pažaisti, kad po truputėlį tobulėtų. Šiaip yra iš Vilniaus Granito komanda, yra iš Kauno daug komandėlių, yra svečiai iš Baltarusijos, tai iš Borisovo BT, labai garsaus, žymaus Baltarusijos čempionų vyrų jų komanda yra. Irgi patenkinti labai ir ateitį žada atvykti. Taip, kad tikrai iš tikrųjų pajėgus turnyras, daug apylygių komandų ir vaikam pakankamai yra daug naudingų, sunkių rungtynių, kurios ugdo ir vysto jų sportinius gebėjimus. Po ilgų ir atkaklių kovų Daumantų įsteigta taurė iškovojo Vilniaus Granito futbolininkai, kurių gretose žaidė rezultatyviausias jaunasis futbolininkas Tomas Gulbickas, pelnęs net 14 įvarčių. Antrąją vietą užsitikrino svečiai iš Baltarusijos Borisovo BT komanda. O treti nugalėję ne tik Kauno, bet ir Panevėžio varžovus tapo Kėdainių Nevėžio pirmosios komandos sportininkai. Jų gretose geriausiais žaidėjais pripažintas Rokas Pukštas ir vartininkas Erikas Rašišius. Antrosios komandos gretose labiausiai pasižymėjo Matas Kacevičius. Džiugu, kad baudinių konkursą laimėjo taip pat kėdainietis Emilius Putunauskas, o kalbinti svečių komandų vadovai tikino, kad tokių turnyrų reikėtų ir didmiesčiuose. Atvažiavom iš Kauno Ąžuolo komanda. Turnyras labai smagus, dalyvauja ir iš Baltarusijos komanda, BT ir įvairių Lietuvos komandų. Berniukai juda, žaidžia, smagu. Tokie turnyrai tai duoda daug patirties, žaidybinės patirties, praktikos įgauna berniukai žaisdami. Susiduria su tikrom dvikovom žaidimo metu. Pas mus komandoje yra apie 15 berniukų, šiandien visų neatvežėm. Nieko, įsibėgėjom, kitą rudenį dalyvausim ateinantį Lietuvos čempionatą, dalyvausim berniukų. Tokių turnyrų kaip Kėdainiuose tai kaip ir trūksta, Vilnius, o tai turnyras yra sunkoka. O šiaip jau 2 metai iš eilės važiuojam čia, labai patenkinti. Turim vieną 3 metų komandą, o šiaip yra visos amžiaus grupės, pradedant nuo 2006 ir iki pagrindinės komandos, kuri dalyvauja 1 lygoje, yra 2 lygoje ir taip toliau. Pirmą reikėtų lavinti žmogiškumą, kad jie viens kitą gerbtų, mylėtų ir visą kitą. O dėl turnyrų tai reikia tokių, kad būtų daugiau ir kad būtų masiškumas ir viskas, nes dabar šiais laikais visi mato tik kompiuterį, daugiau nieko. Tai va džiugu, kad vis tiek atvažiuoju, čia yra daug tų vaikų ir viskas prieš akį dar.